nieko gero šiandien dieną. Nu kaip nieko gero, vis tiek 150 tonų kol kas nupulta. Tai buvau sugedęs, pasirodo. Nenufilmavau, bet žodžiu, kaip visada jie prie jo apiūtė greitai būna. Tikrai ne kamera nori traukti su greičiau susitvarkyti, viską nori, tai žodžiu, įtempėjo laikiklis, nutrūko ir atleido diržą. Tai vėl susivirinom ir vėl važiuojam. Toks ir remontas, toks ir gedimas, bet vis tiek valandėlę atėmė. Kiek čia šiandien jau nupulta? 25 hektarai. Čia šituose laukuose atsiradę stumbrų, tai yra va vietom taip ištrypta, kad realiai nieko nelikę. Jie čia visur po visus laukus ir duotas, malas. Pavyko pagaliau droną užsikurti. Šiaip ne taip, bendrom jėgom atvežė baterijas, visas įsikrovusios. Jeigu kol pasikrovo, paskui vėl atvežė bateriją. Kažką pavyko. Su šakės kviečių drėgmė 12%. Dulkių belekė, kombainas juodas jau. Vidurkis 6,4 jau pakilo bendras, nesinulinau kiekvieno lauko atskirai, tai čia va, kur po pupų pasieta, tai tikrai kur kas geriau negu po runkelių, tai yra 8,5 ir 9 būna. Tai reziumė, manau, apie 7 čia gausis. Po runkelių kas gavos, o apie 6 kokias tonas. Visai neblogai, kai tokiu laiku pasieta, tikrai neblogai. Šiandien vis tiek turėčiau kas 200 tonų, negaliu atsipalaiduodama, kiekvieną dieną buvo po 200 tonų. Nu va čia yra išpilta, ištrypta. Taip atėlius atrodo. Tai išvežėm vieną mašiną reformų, buvo pakrauta tiesiai iš lauko, tai rado 3 klasę. Tai nežinau. Matomai šių metų aktualijos. Jau jaučia kombainas, kad saulė leidžiasi. Pradėjo melioraciją tvarkyti čia to lauko šlapio, kur prie pat autostrados, šiandien, nežinau, 6 hektarai gal yra numirkę. Jeigu mes sutvarkys, būtų labai liuks. Atrastų bėdą, kur yra. Vasarinių pietukų pasėję, tai nežinau, kokias ką mes čia išpulsim, bet galbūt kažką. Nu, paliksim.
tikrai baisus jau. Neprapyliau. Tuščias. Tuščias ir pilnas. Tai fūrai trūksta dar visada, dar vieno bunkerio maždaug. Tai todėl biški šitą priekabą, jinai gera, bet tuo pačiu ir, trūksta to vieno bunkerio. Tai galėtų būti didesnė, bet vėl ta didelė priekaba. Tai ir po laukus važinėt su ją. Čia nėra mūsų toks ūkis kažkokio tokio dydžio, kad būtent tokio perkrovimo didelio reikėtų. Ne, tai čia didelis skaitau. Bet pavyzdžiui, šitoj vietoj, kur esu dabar, jeigu būtų šiemet daug rapsų, tai dėl to viską spėjom, visi kviečiai buvo ganėtinai aplinkui ūkį. Tai spėjom su traktoriu susivežti, nors ir derlius neblogas buvo, bet spėdavom. Bet jeigu toliau, ir viskas, tu automatiškai turi turėti mašiną. Tai dar turiu tokių laukų, tai čia toks, stirniukas. Jau paaugę, gudresni. Jau žino, kad pabėgti reikia. Tai iš tų tolimesnių laukų vešimės su fūra viską. Anksčiau pasėta ir automatiškai juodų varpų daugiau. Kur spalio mėnesį sėta, visai skaitykim, kad neturėjom jų. Tie tai pagerinti, mušasi dėl varlių. Taip ten lauko agronomai jie vadinasi, ne? Vienas pločiukas iš 3 nukultas šitam lauke. Dabar važiuosim į aną pusę, arba į tą pusę. Atskirais plotais. Žiauri čia ta bala. Ką, mes jungiam naktinę pavarą. Tai bandom pavaryti iki lietaus. Dar kol kas netidrėko, ko puikiausiai eina kombainas. Tai tikrai kirsim kiek eina iki lietaus. Tai pavarysim. Dar jeigu su rotoriu 4 km įvažiuoju, tai tikrai eina ir jokios rasos nėra. Oi, eilinis kartas tuos pačios laukos naktim varyt. Toj pačioj vietoj, bet reikia pavaryt. Ką, jungiam naktinį droną. Paskutinės kviečių laukas. Reikia 10 hektarų nupult. Naktį baigiam pusę 2 nakties. Nusikūlėm, ką reikėjo. Spėjom. Galvom, kad šiandien lietaus gausim, bet nei lašų negavom, tai gavom toliau. Reikia čia tokių smėlių. Matosi išdegę liežuvį, o apačioj 9 tonos byra. Tai įdomi ta žemė yra. Tai toks derlius vietom, kur smėliai bus.
pranašavę čia to lietaus, tai tikėkime šiandien va čia tuos 10 hektarų tuos užsikirsim. 10 hektarų, tai jau 8 liko. Jau šiandien iš viso 13 hektarų nukulta, nes dar kitą plotelį važiavom prie namų, galvojau, kad lietaus bus. Radaras rodė, kad pareidinėja, bet prasiskyrė ties Kaunų babtais ir nieko negavom. Tai tikėkimės, taip ir toliau nieko negausim šiandieną. Ir bus viskas su kviečiais. Manau, 7 vidurkį tikrai turim, net gal viršaus. Čia, pavyzdžiui, šitam lauke dabar 7 laikosi. 6,969, bet po smėlius labai pakrenta. Tai klasė vis dar trečia, bet manau pagulėt turi kviečiai, ką tik parvežti jie kitokius parametrus turi, negu pastovėję truputėlį. Nu, o pačioj, va tokie kviečiai. Arba 7,5 rodo. Čia irgi spalio mėnesį pasėti vėlai. Ir vat, jokios juodos varpos nieko. Dronų prisidėjęs gerai, kai tie dronai išmanus ir gali paleisti, kad suktus ratu ir viską. Tai aš pjaunu į dronas, filmuoja aplinkui. Užraudonavom netgi, kur daugiau masės iššokai. ties kur kėdelį pakėlė, ties tą vietą, kad manęs galas lauką.
gulimo, tai neatrodė, kad vis dar guliu ir nebuvau nei miegoti, nei kur. Tokia stadija. Atrodo, kad vis dar pjaunu. Žiūrėkit kartais ir į Instagramą, followingit Tikakro, vadinas, mėgstu storiukus kartais įkelt. Retokai, bet įkeliu kartais, tai galit užsukti kartais pasižiūrėti. Reikėtų kažkaip ten iški dažniau kažko kelti, tai dažniausiai tai nėra laiko. Fūra truputį nespėja. Na, kokie gražuoliai. Yra suskiu. 7,5 tonos ir čia 20 kokių. Taip pat tas fūra. Tai viskas, kviečiai nukulti, pabaigiam su kviečiais, užsipila mašiną ir važiuoja į Kėdainius, išsivers. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Geras oras buvo, javapjūtėj atlikt. Jau yra. Čia į tokį kanalą bandžiau užlipti. Yra perlipta javapjūtė į antrą pusę, jau dabar tikrai. Jau daugiau negu į antrą pusę. Paliko miežių 60 ir pupų 60 ir cukrinių runkelių. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko video. Nepamirškit užsiprenumeruoti kanalą, paspaust patinka mygtuką ir parašyti kokį nors komentarą. Ir užsukit į Instagramą. Viskas. Iki.